Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite.lt ir šį kartą aš jums parodysiu, kaip reikia instaliuoti Windows 10. Taigi Windows 10 yra pati naujausia Windows operacinė sistema, kuri išėjo prieš keletą savaičių, bet priklausomai kada žiūrite šį video, gali būti, kad jinai jau išėjus vieną kitą mėnesiuką. Taigi, šioje pamokėlėje aš rodysiu, kaip reikia Windows 10 instaliuoti nuo nulio, tai yra į švarų kompiuterį, kuriame nėra jokios kitos operacinės sistemos. Jeigu norite savo Windows 7 ar Windows 8 kompiuterį atnaujinti į Windows 10, šis procesas yra šiek tiek kitoks. Taigi, žiūrėkite kitą pamokėlę apie Windows 10 atnaujinimą. Ši pamokėlė yra apie Windows 10 instaliavimą, švarų instaliavimą, kabutėse. Ir ilgai netebemigumos, ko jums reikės. Jums reikės nukeliauti į Microsoft svetainę, į štai šį tinklapį, Microsoft.com, Software Download Windows 10. Šį linką paliksiu žemiau šio video, arba tiesiog galite paguglinti Windows 10 Download ir bus, ko gero, pirmas rezultatas Google. Taigi, ko jums reikės, tai nuvažiuoti žemyn ir parsisiųsti vieną iš šių dviejų instaliacinių toolsų. Priklausomai kokia yra jūsų sistema, tai gali būti 32 arba 64 bitų versija. Kaip pasižiūrėti, kiek bitų yra jūsų operacinė sistema? Yra labai lengva, tiesiog nueinate ant My kompiuterio ikonos arba tiesiog Start ir matome yra My kompiuteris, gali būti ikona ant jūsų ekrano ar panašiai. Čia dešinį paspaudžiame ant šio mygtuko, tada Properties. Ir tada matysime, kad mūsų operacinė sistema, štai čia System Type, yra 64 bitų. Taigi siunčiamės 64 bitų instaliacinį toolsą. Aš jį jau parsisiunčiau, taigi pasileidžiame šį toolsą. Run. Ir tada jūsų paklaus, ką norite daryti. Mes galime upgrade'inti. Jeigu upgrade'insite, tada jūsų esamas kompiuteris bus atnaujintas į Windows 10. Mes norime tiesiog parsisiųsti šiuo atveju ISO failą. Taigi su šiuo toolsu ne tik eina instaliuoti, upgrade'inti savo Windowsus, bet ir parsisiųsti ISO failą. Taigi, sukurti instaliacinę mediją kitam kompiuteriui. Next. Galite šį siuntimą daryti ant bele kokio kito kompiuterio ir jam nieko neatsitiks. Taigi pasirenkame savo kalbą. Lietuvių yra netgi ir lietuvių. Ir tada pasirenkame Windows versiją. Yra Home, Home N, Pro ir Pro N. N reiškia, kad šioje versijoje nėra media playerio. Apie tai daugiau galite prasiskaityti Wikipedijoje, kokios yra Windows 10 versijos, yra N ir KN editions, ir N reiškia, kad jame nėra media playerio, nes tai yra numatyta pagal Europos komisijos kažkokį įstatymą. O KN tai yra Pietų Korėjos editionas. Taigi susižinojom, kokia mūsų yra architektūra ir mūsų yra 64 bitų. Galima, jeigu nesate tikri, galima siųsti both. Tiesiog instaliacinis failas tikriausiai bus šiek tiek didesnis. Ir next. Ir tada pasirenkame ISO failą. Arba galime iš karto kurti flashinį USB drive. Taigi, jeigu turite atliekamą USB, kuris yra tuščias, galite kurtis iš karto instaliacinį USB, arba šiuo atveju aš parsisiųsiu ISO failą ir būtinį USB susikursiu vėliau. Kaip kurtis būtinį USB, aš pamokėlę jau dariau ir į ją linką paliksiu šio video aprašyme. Taigi spaudžiame Next. Reikia pasirinkti, kur norime, kad mūsų failas būtų saugomas. Ir tiesiog nurodote katalogą ir Save. Ir tada vyksta šio failo siuntimas. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo jūsų interneto greičio. Na ir sekantis šios pamokėlės etapas bus apie
pačių Windows instaliavimo. Taigi jums reikės palaukti, kol šis siuntimas baigsis ir tada susikurti butinį USB ir tada pasileisti savo kompiuterį iš to butinio USB ir tada sekti žingsnius, kurie bus toliau šiame video. Pačių Windows instaliacija prasideda dabar. Taigi štai toks langas turėtų pasirodyti, Windows logo. Jeigu iš jūsų USB Windowsai pradėjo būtintis taip, kaip turėtų. Čia susikonfigūruojame savo kalbą. Taigi pasirinkime lietuvių nėra. Ok, pasirinkime čia gal lietuvių eis. Lithuania ir keyboardas Lithuania. Taigi spaudžiame Next ir Install Now. Šiame lange reikėtų įvesti Windows 10 raktą, bet kadangi aš jo šiuo metu neturiu, spaudžiame Skip. Tada sutinkame su Microsoft'o visomis sąlygomis, Next. Ir tada galime pasirinkti Custom Install. Čia turėtų atsirasti visi jūsų kietieji diskai. Tai reikia pasirinkti, į kurį norite kietąjį diską, kad būtų įrašyti Windowsai. Taigi pasirinkame vienintelį variantą, Next. Ir vyksta failų kopijavimas. Taigi dabar Windowsai persikrauna ir instaliacija toliau tęsiasi. Dabar turėtų būti keletas punktų, kur tik reikės paspausti Next ir galbūt susikurti akauntą. Taigi, jeigu jau pasiekėte šią stadiją instaliavimo, jums puikiai sekasi. Taip, tai kantrybė dorybė ir po šiek tiek laiko pagaliau gauname štai tokį langą. Čia Windowsai vėl prašo įvesti serijinį numerį, kadangi jo neturime, tai spaudžiame Do This Later. Jeigu turite, būtinai įveskite dabar. Taip, tai mes padarysime vėliau. Čia galime susikonfigūruoti šiek tiek Windowsų nustatymų, taigi galime pasižiūrėti Customize Settings, ką būtent čia galima įjungti, išjungti. Palikime viską kaip yra. Next. Next. Ir 1 minutėlę. Ir jūsų Windowsai turėtų būti paruošti darbui. Rimtai, ta 1 minutėlė kartais gali prailgti. Tad jeigu nueisite iki šaldytuvo išsitraukti ką nors valgomo, tikrai nieko ypatingo kaip ir nepraleisite. Čia mums reikia susikurti savo Windows vartotoją, taigi susikūrėme vartotojo vardą ir tada slaptą žodį. Ir tada priminimą. Spaudžiame Next. Palaukime dar 1 minutėlę. Na ir kaip ir viskas, tiesiog reikia palaukti, kol jūsų kompiuteris baigs pats save konfigūruoti. Taigi, štai taip atrodo pirmas Windows 10 langas. Tikiuosi, kad jums ši instaliacija pavyks taip pat puikiai kaip ir man. Na ir jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose. Su jumis buvo Vytautas ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.